Sveiki, gerbiami naujienų portalo Jūsų Panevėžio žiūrovai. Šiandien svečiuojamės Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stotyje. Ir šalia manęs Panevėžio greitosios medicinos pagalbos darbuotoja Neringa. Sveiki, Neringa. Sveiki, laba diena. Panevėžio filialas yra greitosios medicinos pagalbos tarnybos filialas, nes greitoji medicinos pagalba nuo Liepos 1 viena tarnyba visoje Lietuvoje. Mes esam Panevėžio filialo darbuotojai. Taip, tai norėt paklausti apie turnikėtus, ar ne? Taip. Pradžia, tai kas tai per daiktas norėčiau paminėti, ar ne? Nes žmonės gal tiesiog žino, kad vežiojasi tokį daiktą, bet gal nelabai turi supratimą, kada ir kaip jį naudoti, ar ne? Tai pagrindinės sudedamosios dalis ir būtų diržas, taip, pagaliukas ir sagtis. Ir tokia balta juostelė, ką matom, ar ne? Čia laikui užrašyti. Kada naudojam masyviam išoriniam kraujavimui stabdyti. Išoriniam norėčiau pabrėžti, kas tai yra. Tai reiškia tas, ką mes matom avarijos, traumos atveju, ar ne, masyvų arterinį, švirkščiantį, vieninį pliūpsniais einantį, nutraukta galūnė, galbūt įsipjovimas kažkoks diskinių pjūklų, ar ne? Tai vat tada naudojam šitą, būtent nes mums reikia žmogų gelbėti greitai. Kada nedėtumėm, net netikslinga būtų dėti įsipjovę, žmogus perštą įsikirto delną, sakykime, su kirviu, ten į kojos padą persidūrė, galbūt ten tiesiog užtektų su spaudžiamoji tvaršiu, ar ne, prispausti švarą kažkokį rankšluostį, ką turit po ranka ir visai nereikia tos galūnės be reikalo žaloti, jeigu nėra švirkščiančio to pliūpsniais einančio švirkščiančio kraujavimo. Nes, reikėtų pagalvoti apie žalą visada tokiais atvejais. Taip, tai dabar kaip naudoti, kada naudoti, kaip ir jau paminėjau, gal tiesiog tada parodysiu, kaip teisingai jį uždėti, ar ne? Gerai. Ir duosiu ranką. Rodysiu ant jūsų gal, rodysiu šviesesnį tą, kad geriau matytų visi, ar ne? Gerai. Taip, tai dabar pradžia, jeigu trauma atsitiko čia, nutraukė galūnę, įsipjovėt stipriai, ar ne, švirkščią, tai turėtų pirmiausia reikėtų užspausti. Užspausti tą vietą, taip, nes nėragi taip, kad jūs ateinat rankui turėdamas, jūs turit pasiruošti, paprašot, atneša kažkas. Vienas laiko užspaudės, kitas pasiema, išsipakuoja, taip, deda. Dėti, kaip reikėtų dėti? Literatūra rašo 5-8 cm virš žaizdos. Jeigu žaizda čia, dėsim čia. Paaiškisiu kodėl čia dedu, ne 5-8 cm. Uždėsim taip, perkišim per kilpą, įsitversim to pagaliuko. Ir tą diržą, jį tiesiog laikom įsitvėrę, kad jis nenusisuktų, nenusimaskatuotų ir užtraukiam stipriai. Tiesiog kokią stiprumą užtraukti, kad sunkiai du pirštai jums čia listų. Jeigu jūs užtrauksit, galit ir tiek užtraukti, ar ne, bet kas tai yra, tai va čia yra tiek, jūs labai ilgai suksit, galbūt net nepakankamai užsuksit. Tai tiesiog įkišat per kilpą, laikot pagaliuką, užtraukėt, prilipdot, ar ne? Ir dabar sukat pagaliuką tol, aš nesuksiu smarkiai, nes jums skaudės, sukat tol, sukat, kol nustoja kraujuoti čia. Ir galūnė turėtų pabalti, jeigu teisingai užspaustas. Tada užkišat už vatų auselių, sutvarkot būtinai galą, va taip nepaliekat. Ką reiškia sutvarkot galą, tai reiškia, kad jis tai neužkliūtų, užlipdot. Užkliuojat juostą ir parašykite laiką. Bent jau pasižiūrėti laikrodį, kada jisai uždėtas, tai yra svarbu. Kiek tai galėtų būti? Iki 2 valandų jis gali būti uždėtas, nieko ten atleidinėti nereikia. Tiesiog reikia jums tik stebėti, ar neatsinaujina kraujavimas užspaustoj galūnėje. Tai nesvarbu, tai ranka ar koja. Dabar, jeigu jūsų turnikėtą jūs užsukot, sutvarkėt, jau čia kraujavimas kaip ir buvo sustojęs, jums galūnė vėl kažkokią pakeitė ar spalvą, ar pradėjo kraujuoti, ką daryti? Yra klausimų, žmonės sako, gal galiu tą patį pataisyti. Ne, to neliečiam, imam kitą, nes visi vežiojasi po 2, kitą dedam aukščiau pirmojo, lygiai taip pat, veržiam tol, kol sustabdysim kraujavimą. Ir stebim tą galūnę, kol atvyks pagalba kita. Ar dedamas čia yra 2 kaulai, ar ne? Čia yra 1. Galim dėti ir naujausias rekomendacijas ir ant 2 kaulų. Bet mums visada lengviau prispausti prie 1 kaulo tas kraujagyslės, negu prie 2. Visada, ir žmogui mažiau skaudės ir greičiau bus ta pagalba ir patogiau. Tai todėl dedam ant 1 kaulo. Jeigu tai yra koja,
sakykime, dedama ant šlaunies, jeigu blauzdoji defektas. Tai, nes mums tiesiog lengviau tą kraujagyslę prie vieno kaulo su turnikėta pagalba prispausti. Kaip suprantu, patys kokybiškiausi turniketai tai ir yra va tie pilno ilgio. Taip. Ir pirkti būtent iš tam tikrų vietų. Ką reiškia tam tikrų vietų? Žmonės gali būti atsisiuntę. Ai, net atsisiuntę? Atsisiuntę, taip. Dabar viską galima atsisiųsti iš tam tikrų elektroninių parduotuvių, ar ne, iš užsienio. Bet vat, čia, jeigu matot, kuom skiriasi, gali atsisiųsti tekti va tokio ilgio. Ja. Tai ką tai reiškia? Čia mūsų tas toks rodo, koks neteisingas turėtų būti. Mes nedirbam su tokiais. Tai galbūt smulkesniam žmogui rankai gal ir tils, bet jeigu ta ranka stambesnis žmogus, darbininkas, tai tiesiog nepadarys į savo darbą, vat, tiek uždėsit, truks ir iš viso. Ilgis turėtų būti, nu, bent jau per ištiestų rankų plotį. Labai svarbu, iš ko padarytas tas pagaliukas, nes būna, kad tiesiog jos perlaužti gali, atsiųstų turnikėtų turiuomenį. Jas besukant jie lūžta, gali būti medinis ir turėtų būti sertifikuotas ES su CE ženklu. Tai kaip manot, ar didžioji dalis vairuotojų sugebėtų pasinaudoti reikalui prireikus turniketais? Manau, kad didžioji dalis tikrai sugebėtų, nes jau patirtis mūsų darbė rodo, kad žmonės sąmoningai tą pagalbą teikia, kol atvyksta greitoji, jie tikrai ir galvas laiko, ir jeigu turės priemonę ir bus girdėję, kaip teisingai ją uždėti, tikrai uždės. Manau, tikrai naudos. O kaip vertinate būtent dabar sudarytą automobilio vaistinėlės turinį? Manau, kad reikalingas daiktas. Manau, kad taip. Nes mes tikrai suteiksim tą pagalbą, mes tikrai skubam, bet jeigu įvykis miške, kažkur ten ilgesnis atstumas, sudėtingesnis priėjimas prie tos įvykio vietos, šitą priemonę tikrai gali tam žmogui išgelbėti gyvybę, autoįvykio atveju, traumos atveju, tikrai gali artimieji, būna įvykių gamyklose, sakykime, ar ne? Tai žmonės naudoja, kaip patirtis rodo, jie ką turi, jie ir vėlas, ir diržus, ir ne viskas, kas uždėta ir užveršta, daro savo darbą. Tiesiog, tai turim priemonę, pasidomėkim, kaip teisingai ją uždėti, nebijokim naudoti. O jeigu duodu tokį pavyzdį, yra šeimos nariai du, vyras su žmona. Žmonai atsitiko kažkokia tai masinė nelaimė, trykšta kraujas ir vyras bijo kraujo. Ką daryti tuo atveju? Aš manau, kad tas kraujo bijojimas, tiesiog jisai pasireikš vėliau, silpna pasidarys vėliau, bet žmonės, tiesiog savam žmogui iš paskutinėje. Iš karto, manau, kad teiks tą pagalbą. Taip, reikėtų skambinti ir, vėlgi, vaistinėliai, mašinai, jeigu namie įvykis bute kažkur, tai ką, užspausti tiesiog tą, ką turiu po ranką. Ir skambinti su kita ranka. Taip, būtinai kvieskit pagalbą ir užspausti. Kalbam čia apie tas tokias, kai galim gyvybę išgelbėti procedūras, kai įvykis kely, sakykime, vis tiek visi vežiuojamės, nebijokim naudoti tą, ką turim. Nebijokim teikti tos pagalbos. Nieko nėra, kad žmogus skūsis, kad skauda, kad ten skaudės tą galūnę. Jinai po 10 minučių skausmą nebejaučia dažniausiai žmonės, jeigu tinkamai užveržam ir apmiršta nervas, nebeskauda, atvyks greitoji, suleis vaistų. Puiku, ačiū Jums už pokalbį, Neringa. O Jums, mėly naujienų portalo Jūsų Panevėžio žiūrovai, linkime taip ir toliau sekti mūsų naujienas ir pasisemti pačių geriausių akimirkų būtent iš turniketo mokymo, kaip tinkamai naudotis turniketu. Iki pasimatymo. Viso gero.